Jau Karolina priminė liūdną žinią, kad artėja rugsėjis, mokslo ir žinių mėnuo. Ir iš tiesų rugsėjis mums primena, kad mokymasis yra neatskiriama mūsų gyvenimo dalis. Mes esame mokomi ir mokomės visą gyvenimą. Mūsų moko tėvai, moko mokytojai, mūsų moko vėliau galbūt dėstytojai, įvairiausi mentoriai. Pradedam dirbti, mūsų moko darbdavys, o kai susitokėme, galiausiai dar mūsų moko ir sutuoktinis. Žodžiu, visi ir visur visą gyvenimą mūsų moko. Ir mums kaip krikščionėms mes žinome, kad mums irgi mokymasis yra be galo svarbus dalykas, nes ir bažnyčiai savo dvasiniai kelioniai mes esame nuolatos mokomi pastorių, mokytojų, pamokslininkų, vyresniųjų. Ir žinot, šiandieną mūsų ištrauka iš Šventojo rašto irgi mus mokys. Mokys mus apie mokytojus, apie tai, kaip mums žvelgti į savo dvasinius mokytojus, į tuos, kurios mus moko tikėjimo tiesų. Ir kaip mums žvelgti į save, jeigu mes esame tie mokytojai, kurie mokome kitus, šeimoje mes mokome, grupelėse, įvairiuose susiėjimuose, o galbūt nuo scenos. Ir taip pat šiandieninė ištrauka mums pamokys, kokiu mokytoju mes tikrai turime sekti ir iš jo mokytis. Taigi atsiverskime Mato Evangelijos 23 skyrių ir mes paskaitysime ištrauką nuo 1 iki 12 eilutės. Tuomet Jėzus ėmė kalbėti minioms ir savo mokiniams. Į Mozės krasę atsisėdo rašto žinovai ir fariziejai. Todėl visko, ko jie liepė jums laikytis, laikykitės ir vykdykite. Tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. Jie riša sunkes, nepanešamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori jų nė pirštu pajudinti. Jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina maldos diržus ir pasididina apsiaustų kutus. Jie mėgsta garbės vietas pokyliuose bei pirmuosius krėslus sinagogose. Mėgsta sveikinimus aikštėse ir kad žmonės juos vadintų rabi, rabi. Bet jūs nesivadinkite rabi, nes vienas yra jūsų mokytojas, Kristus, o jūs visi esate broliai. Ir ne vieno žemėje nevadinkite tėvu, nes vienas jūsų tėvas, kuris yra danguje. Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes vienas jūsų mokytojas, Kristus. Kas iš jūsų didžiausias, tebūna jums tarnas, ir kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas. Tai Dievo žodis. Taigi, 23 skyrius prasideda nuo Jėzaus žodžių, nuo Jėzaus mokymo. Ir sako, į Mozės krasę atsisėdo rašto žinovai ir fariziejai. Ir išties turbūt visas ateinantį mėnesį mes kalbėsime apie šitus rašto žinovus ir fariziejus. Todėl aš labai norėčiau priminti, kas jie tokie buvo, iš ko jie kilo, kas tai buvo per mokytojai, kas tai buvo per grupės. Ir terminas rašto žinovai, jis turi pakankamai ilgą istoriją žydų istorijoje. Ir bėgant laikui šis terminas keitėsi. Ir jeigu grįžtume į karaliaus Dovydo ar Saliamono laiką, tai ten rašto žinovas buvo metraštininkas, tas, kas išmanė raštą, sugebėjo rašyti, skaityti ir užrašyti tai, kas vyko. Jis buvo kanceliarijos darbuotojas, tvarkė diplomatinį susirašinėjimą. Tačiau vėliau šis terminas įgijo ir kitą prasme, kai žydai grįžo iš Babilono tremties
ir atstatė savo šventyklą, prasidėjo tas antrosios šventyklos laikotarpis. Mes skaitome apie Ezdrą ir šis įvykis, jos mes atrandame Ezdros knygoje apie 5 amžių iki Kristaus. Ir Biblijoje Ezdra yra įvardinamas kaip raštininkas, pridedant ir geras Mozės įstatymo žinovas. Taigi nuo šito laiko, nuo to laikmečio laikoma, kad šis žodis, rašto žinovas, šis terminas jau ne tiek buvo tapatinamas su karaliaus sekretoriumi, o su Dievo įstatymo arba Toros žinovu. Ir paklausykit, aš jums priminsiu, kas parašyta, kaip gražiai parašyta apie Ezdrą. Iš 7 skyriaus 6 eilutė sako, šitas Ezdra išėjo iš Babilono, jis buvo geras žinovas Mozės įstatymo, kurį davė viešpats Izraelio Dievas. Tai čia mūsų vertimas sako, jeigu paskaitytume visus kitus vertimus, jie prideda dar žodį raštininkas. Jie sako, šitas Ezra išėjo iš Babilono, jis buvo raštininkas, geras žinovas Mozės įstatymo, kurį davė viešpats Izraelio Dievas. Ir tada 10 eilutėje mes skaitome, sako, Ezra paruošė savo širdį tyrinėti viešpaties įstatymą, jį vykdyti ir mokyti Izraelyje jo nuostatų ir įsakų. Ir 11 eilutė tai yra nuorašas laiško, kurį Artakserksas davė kunigui Ezrai, raštininkui, vertimai sako, arba įstatymo mokytojui, kuris buvo viešpaties įsakymų ir jo nuostatų Izraelyje žinovas. Taigi mes matome, kad rašto žinovų pradžia buvo labai kilni, labai graži ir tas lyderis, kuris buvo pirmas rašto žinovas, jis, sakykime taip, per jį įvyko prabudimas Izraelyje, per Ezrą. Mes žinom tos knygos siužetą, kaip jis vedė tautą į atgailą, atsisakyti stabmeldystės, atsisakyti Dievo žodžių prieštaraujančių santokų. Ir judaizme Ezdra buvo gerbiamas, yra gerbiamas ant tiek, kad Talmudas teigia apie jį, sako, jei Tora nebūtų buvusi duota per Mozę, ji būtų galėjusi būti duota per Ezrą. Taigi, matome, koks tas, iš kur kilo tas rašto žinovas. Ir aišku, bėgant laikui nuo Ezros iki Jėzaus dienų, be abejo, rašto žinovai tapo tokie, profesionalai, tokie atskira klasė. Ir šis terminas buvo taikomas kelių grupių žmonėms. Visų pirma, tiems, kurie perrašinėjo įstatymą ir jį saugojo. Kaip žinome, mus pasiekė irgi raštas, Senasis testamentas, jis buvo perrašinėjamas skrupulingai. Tai tie tarnautojai, tie tarnai, tie pasišventę rašto žinovai, kurie perrašinėjo raštą, kad jis nei viena jota, nei vienas žodis, žodžiu, iš jo neiškristų. Jie turėjo tą rašto žinovo įvardijimą. Taip pat mums svarbu suvokti, kad tuometiniam Izraelyje nebuvo kaip šiandieniniai Lietuvoje, kad yra valstybės įstatymai ir mūsų, sakykime, kažkokie dvasiniai įstatymai, Biblija, kurią mes vadovavomės kaip Dievo žodžiu. Jie turėjo vieną knygą, jie turėjo tiesiog Dievo įstatymą ir tas įstatymas reguliavo tiek jų viešąjį gyvenimą, socialinius santykius, įvairiausius niuansus, tiek reguliavo ir tą dvasinį gyvenimą. Todėl jie turėjo teisininkus ir teisėjus, kurie aiškino tą įstatymą, kaip jo reikia laikytis, kaip jo reikia vadovautis. Tai šitie rašto žinovai, jie vykdė šitą funkciją. Jie aiškino Torą per kaip religinės ir civilinės teisės rinkinį. Ir galiausiai įstatymo, dar trečia tokia funkcija buvo rašto žinovų, tai įstatymo mokytojai, kurie surinkdavo jaunimą sinagogose, burdavo mokinius į tam tikras religinės mokyklas ir mokė juos Dievo žodžio.
Bet aš noriu jumise palikti tą mintį, kadangi Jėzus juos peiks, kad kilmė jų buvo tokia labai graži ir ta intencija, ta pradžia tokia, sakyčiau, įkvepianti, ypač jeigu mes žiūrime į Ezros pavyzdį. Taigi rašto žinovai vėlgi nebuvo tolygų fariziejai. Kasgi buvo fariziejai? Fariziejai kaip atskira grupė atsirado žymiai vėliau ir manoma, kad tai buvo apie 150 metus prieš Kristų. Tuo metu vyko toks kaip ir sukilimas žydų. Šiek tiek apie patį sukilimą galima Antrojo kanono knygose, Makabėjų knygose paskaityti iš tos istorinės pusės. Iš tiesų, kai graikai norėjo labai ir tuometinis imperatorius, graikų valdovas norėjo helenizuoti žydus, žodžiu, stabus statė šventykloje, draudė švęsti šabą, apipjaustyti vaikus draudė, netgi šventykloje pastatė Dzeuso skulptūrą ir tada žydai sukilo. Ir tuo metu apsivienijo hasidai, tokie šventieji, kurie laikėsi labai griežtai įstatymo ir makabėjai. Ir vyko tas karas, sukilimas, jie nugalėjo, jie įkūrė Hasmonėjų karalystę, kurie egzistavo iki tol, kol Erodas, sakykime, užėmė tą kraštą. Ir tam visam kovoj, už savo tautiškumą, už savo teises, už teisę garbinti Dievą, ir atsirado tie fariziejai, arba, sakykime, net ne fariziejai, o fariziejų judėjimas, nes tai buvo daugiau kaip judėjimas ir jis būtent, kai žydai laimėjo, ir užėmė, sakykime, įsisteigė savo tas ribas, įsteigė tą karalystę, jie vėl nukrypo ir pradėjo mėgdžioti graikų monarchai, būtent tie, kurie valdė, karaliai, jie pradėjo mėgdžioti graikų valdymo stilių, jie nebuvo iš levitų palikuonių, priskyrė savo vyriausiojo kunigo pareigas ir tada atsirado fariziejai, tai yra atsiskyrusieji. Jie taip pažodžiui reiškia atsiskyrusieji nuo pagonių, nuo nešvaros. Jie atsiskyrė nuo to meto valdžios, kuri tapo korumpuota, tapo pagoniška ir nuklydo, sakykime, tokiais keliais. Ir atsirado didelis judėjimas. Ir tas fariziejų judėjimas, jis toks buvo liaudės judėjimas. Mes kartais skaitom, galvom, tai fariziejai buvo gal tokie jau vien tik labai ypatingi kažkokie žmonės, jie to ypatingumo gal siekė, bet iš tiesų jam priklausė daug viduriniosios klasės ir paprastų žmonių. Į šį judėjimą amatininkai įvairiausiai jungėsi, smulkus prekybininkai, aišku, tie patys rašto žinovai ir intelektualai, kuriuos mes jau paminėjome, bet taip pat ir ūkininkai ir žemvaldžiai. Tai yra, prie judėjimo galėjo prisijungti bet kas apsispręsdavo griežtai laikytis to ritualinio švarumo, tų taisyklių savo kasdienybėje. Ir būtent dėl to, kadangi tai buvo kaip liaudės judėjimas, jis buvo labai paplitęs. Jis buvo labai paplitęs, turėjo labai didelį atgarsį ir palaikymą tarp įvairiausių žmonių. Ir būtent šio judėjimo atstovai, jie kontroliavo sinagogas, kai tuo tarpu toks elitas, jau sadukėjai, valdė tik Jeruzalės šventyklą. Tai fariziejai neturėjo kažkokios tokios, labai didelės hierarchinės sistemos. Jie valdė per tam tikrus mokytojus, darė įtaką visuomeniai ir tiesiog iškildavo iš jų tarpo tam judėjime, kaip koks sąjūdis, aš sakyčiau labai panašu, sąjūdis už tautiškumą, tada iškyla lyderiai, vadovai, kuriais visi seka. Tai fariziejai ir buvo tas toks kaip judėjimas su tam tikrais lyderiais, kuriuos visi sekė. Ir mes esame minėję, kalbėdami apie
šeimą, matot, 19 skyriui buvo 2 mokyklos tokios, 2 žinomi buvo iškilę fariziejai su savo mokyklom, Hilelio mokykla, Šamajaus mokykla. Taip pat mes šventajame rašte atrandame Gamalielį, tokį kaip labai gerbiamą Sinedriono narį. Jis buvo Hilelio, būtent vieno iš tų iškilių fariziejų anūkas. Taip pat Juozapas iš Arimatėjos, galiausiai Nikodemas arba pats apaštalas Paulius. Taigi vėlgi čia tokia mintis, kad ta pradžia to judėjimo, to noro atkurti savo valstybę, tautiškumą, tam tikrą paklusnumą Dievui, jinai buvo be galo, sakykime, tokia netgi ir kilni, graži, tai nebuvo kažkokia pikta, bloga užuomazga. Tai vat matom jų pradžią ir dabar prabėga kažkiek laiko, keli šimtmečiai, kažkiek dešimtmečių ir Jėzus jau kreipiasi į juos visiškai kitokiais žodžiais, į šitus mokytojus, į šitus judėjimo pradininkų pasekėjus. Ir jis sako, 3 eilutėje, todėl visko, ko jie liepia jums laikytis, laikykitės ir vykdykite, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. Taigi koks įvyksta lūžis, koks įvyksta lūžis, rašto mokytojai, fariziejai kažkuriam taške pradeda labai gražiai. Ezdros knyga, tauta atgailauja, pats pirmasis rašto žinovas, sudužęs ieško Dievo. Atrodo taip gražu, fariziejai ieško savo nepriklausomybės, atsiskiria nuo pagonybės, nuo to, kas nedera. Bet prabėga laikas ir viskas iškrypsta, viskas sugenda, išsigimsta netgi. Ir žinot, kartais tiem pokyčiam įvykti, sugesti, išsigimti, net nereikia kartų, net nereikia 100 metų. Kartais vieno žmogaus gyvenimo užtenka. Vieno žmogaus dešimtmečio ar kažkokio tai etapo. Mes kiekvienas galime pradėti labai gerai. Mes kiekvienas galim pradėti uoliai, su įkvėpti šventosios dvasios, su kažkokiu labai geru motyvu ir gerais pirmaisiais vaisiais. Bet laikui bėgant, tenka pripažinti, kad mes žmonės galim priskaldyti malkų, tiesa. Ir, žinot, bet koks pamokslininkas, dvasinis lyderis gali nuo sakyklos ar per rašytinį žodį reikalauti absoliutaus šventumo, aukos, tobulo šeimyninio gyvenimo, radikalaus atsidavimo. Tačiau privačiam gyvenime jis gali kovoti su priklausomybėmis, netgi tam tikrų gal emocinių smurtų ar finansinių nesąžiningumu. Galiausiai galima įpulti į nuodėmę ir papiktinti daugelį. Todėl Jėzus rodo į jau tą būseną liūdną rašto žinovų, fariziejų, kur jie pasiekė tokią stadiją, kur jie mokė, bet tuo negyveno. Kaip elgtis tokiu būdu, kaip elgtis mokiniui tokiu būdu, jeigu, mokytojas moko, bet negyvena. Jėzus sako, todėl tai, ko jums moko, ko jums liepia, laikykitės. Vykdykite, jeigu tai Dievo žodis, jeigu tai jo tiesa, maitinkite tuo savo sielą, tačiau negyvenkite taip, kaip jie gyvena, nesekite jų gyvenimo pavyzdžių. Ir toliau jis detalizuoja būtent apie to meto mokinius, mokytojus, sako, jie riša sunkes, nepakeliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori
ne pirštu pajudinti. Mes jau pasakėm, kokią didelę įtaką rašto žinovai ir fariziejai turėjo to meto visuomenė, ypač jeigu turėsi minty, kad didelė tautos dalis buvo neraštinga, jie iš tiesų be galo priklausė nuo to, kaip bus išaiškintas įstatymas tų mokytojų, žinovų ir fariziejų. Ir jie jau patys susiskaičiavo Mozės įstatyme virš 600 įvairiausių įsakymų. Tačiau šalia šitų įsakymų tie žinovai, rašto žinovai, jie sukūrė milžinišką žodinę tradiciją. Ir tuos įsakymus aplipdė dar daugybę tokių poįstatyminių teisės aktų, instrukcijų ir taisyklių, kur intencija jų buvo tokia, žodžiu, šalia įstatymo padaryti tokią tvorą per atstumą, kad žmogus jau šiukštu jau niekaip neperliptų, žodžiu, nepažeistų to įsakymo. Gal ta intencija buvo ir gera, bet ta tvora gavosi tokia sudėtinga, tokia didelė našta žmonėm, kad buvo nepakeliama jos laikytis savo kasdieniam gyvenime. Kaip pavyzdžiui, ten jie turėjo, neskaitome įstatymę, švęsk šabą, šabo dieną nedirbsi jokio darbo. Tačiau rašto žinovai šalia šito išskyrė net 39 pagrindinės darbo kategorijas ir jas išskleidė iki smulkiausių detalių. Švęsk sekmadienį. Mes dabar sakom, o ką tai reiškia? Ką reiškia švęst, ką reiškia nešvęst? Ir nuėjo iki tokių dalykų, kaip pavyzdžiui, mazgų rišimas. Buvo tiksliai apibrėžta, kokį mazgą šabo dieną galima surišti, kokį negalima. Jūreivio mazgo surišti negalima, bet moteriškiai užsirišti prijuostę galima. Tai įsivaizduot iki tokios detalės. Šabo dieną 1 kilometrą. Kiek galima nueiti, kada bus darbas, kada ne. Jeigu nueisi iki 1 kilometro, tai dar nebus darbas, nueiti galima. Jeigu nueisi daugiau kaip 1 kilometrą, jau bus laikoma nuodėmė, darbu, todėl eiti nebegalima. Gydymas. Šabo dieną galima gydyti tik tai tuo atveju, jeigu gresia mirtis. Bet jeigu skauda dantį ar išsisukai koją, reikėjo laukti sekmadienio. Šabo dieną jau tu negalėjai eiti pas gydytoją ir gydytis. Tai matom, susikūrė mylių ir čia tik tai kelios smulkmenos, keletas pavyzdžių, bet šalia susikūrė didelė žodinė tradicija, kuri vėliau buvo užrašyta Mišnoje ir Talmude. Viso to, ką jie turi laikytis, ko ne. Ir ta našta be abejo žmonėm buvo iš tiesų sunki ir nepakeliama. Sunki ir nepakeliama. Ir ką įtakojo, žmonės jautė nuolatinę kaltę, nes kur tu prisiminsi visus tuos nurodymus, paaiškinimus ir išaiškinimus, kaip tu juos visus įvykdysi. Ir todėl tas santykis su Dievu tapo jau nebe santykis su Dievu, bet toks vaikščiojimas minų lauku. Galiausiai iš to kilo ir socialinė atskirtis. Nes tie, kurie turėjo laiko ten daryti didžiausius apsiplovimus, ar žinot, kiek jis dabar turi ką nueiti, kur ką padaryti, jis dar galėjo kažkiek to laikytis. Fariziejai buvo tame skrupulingi, jie parašyta net nuo mėtų, krapų, skaičiuodavo tos šapelius ir kas 10 atidėdavo kaip auką. Tačiau paprastas žmogus, kuriam reikėjo išlaikyti save, gyventi, bėgti, lėkti, žodžiu, suktis, jis neturėjo laiko visą to mokytis ir to laikytis, todėl gavosi tokia socialinė atskirtis. Tie žmonės, kurie nesilaikė įstatymo, jie tapo nusidėjėliai, tokie prakeikta tamsuomenė, atstumtieji, neišmanantis įstatymų. Taigi Jėzus sako, jūs užkraunate tas naštas. Jūs užkraunate tas naštas, o patys
nenorite ne pirštu jų pajudinti. Ir iš tiesų tas pasakymas, nenorite ne pirštu pajudinti, tai nereiškia, kad jie patys nesistengia laikytis, kaip mes matom iš žodžio ir iš istorijos, jie stengiasi laikytis, bet jie nepadėjo kitiems. Jie nebuvo gailestingi mokytojai, nebuvo gailestingi ganytojai, tie vedliai. Jie sukūrė taisyklės ir neteikė jokios pagalbos, nerodė gailestingumo žmonėms. Užklijuodavo etiketę, tu pats turėjai kapanotis. Dar daugiau, šalia to, kad jie buvo puikūs teisininkai, jie taip ištobulino tą sistemą, kad jie apeidavo savo paties sukurtus draudimus. Mes sakėme, kad negalima buvo šabo dieną nueiti daugiau kaip kilometrą. Jie sukūrė tokią taisyklę, kad jeigu tu penktadienį nuneši maisto kažkur tai toliau negu kilometras, tai vadinama tavo antrieji namai. Ir vadinasi, šabo dieną tu gali nueiti į savo tuos antruosius namus, tai jau toliau kaip kilometras, o tada nuo tų namų tu gali nueiti dar kilometrą, ne? Ir tokiu būdu tu išsprendi šitą, susiplanavęs viską, kad tau šabo dieną reiks kažkur keliauti, tu tokiu būdu išsprendi problemą, tu gali judėti. Taip pat mes prisimenam kitą istoriją iš Šventojo rašto, kai Jėzus sako, jūs pašvenčiate, ir tai buvo būtent sukurta tradicija, kad jeigu tu turi turto kažkokio, ir jeigu tu pasakai korban, tai yra pašvesta Dievui, Dievo namam, šventyklai, tu gali jo neatiduoti savo tėvam. Tu gali sakyti, brangus tėvai, aš neturiu kaip jumis rūpintis, neturiu iš ko jūs paremti. Nors patys galėjo pagal savo taisyklės tuo turtu naudotis iki gyvenimo pabaigos. Taigi, mes matome tą Jėzaus kritiką ir kaip išsikreipia viskas, kaip tas pradinis Dievo uolumas, meilė, ieškojimas, kuo jisai galiausiai pavirto. Taigi viskas nukrypo į tą išorinę tokią dievotumo formą, ne į širdies transformaciją. Todėl Jėzus ir sako, jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina maldos diržus ir pasididina apsiaustų kutus. Jie mėgsta garbės vietas pokyliuose bei pirmuosius krėslus sinagogose. Mėgsta sveikinimus aikštėse ir kad žmonės juos vadintų rabi, rabi. Ir aišku, istorija rodo, kad didžiausios dvasinės krizės, žmonių nusivylimas, tam tikrų judėjimų, bažnyčia netgi kyla tada, kai paaiškėja garsių pamokslininkų, garsių rašto žinovų dvigubas gyvenimas. Ir žinot, Jėzaus žodžiai nori mus apsaugoti. Jėzus nori mus apsaugoti nuo naivaus žmonių idealizavimo. Jis sako, mes turime sekti pačiu Kristumi, o ne tais, kurie gražiai apie jį kalba, ane? Mes esame kviečiami sekti Kristų. Mes esame kviečiami šią ištrauką matyti žmonių tą nuodėmingumą, tas ydas, suprasti, kad jie gali suklysti, jie gali klysti. Ir žinot, būna kažkas labai klauso kokio pamokslininko ten, labai žavisi kažkuo, tai skaito knygas, klauso pamokslus, o tada staiga paaiškėja, kad ir tas Dievo žmogus yra tik tai žmogus, kuris nesuvaldė savo aistrų, savo nuodėmių, suklupo ir tada mokinys sutrinka, jis pasimeta, jis galvoja, tai ką man dabar daryti, jeigu tas ir tas daro tokius kompromisus, tai gal ir aš tada galiu daryti kompromisus. Jeigu jisai gali savo tai leisti, tai ką dabar ir aš galiu savo tai leisti. Ir būna taip, ane? Žiūrėkit, kažkoks lyderis padaro nuodėmę kažkokią tai. Ir tada tų nuodėmių padaugėja bažnyčio judėjime. Nes visi atriša, atsuka kranelius, galvoja, jiem leista
jis taip gali ir aš galiu. Bet Jėzus čia daro skirtumą, jis sako, nesudievinkite tų lyderių, kaip mes matysim. Ir ką jis sako, bet jūs nesivadinkite rabi, nes vienas yra jūsų mokytojas Kristus, o jūs visi esate broliai. Ir ne vieno žemėje nevadinkite tėvu, nes vienas jūsų tėvas, kuris yra danguje. Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes vienas jūsų mokytojas Kristus. Rabi pažodžiui reiškia mano didysis. Tai buvo toks kaip garbės laipsnis, dvasinis ir socialinis statusas visuomeniai. Taigi fariziejai, žinot, tam sąjūtėm judėjime, jiems neužteko būti fariziejai, jie norėjo įgyti tam tikrą statusą, tam tikrą garbę, tam tikrą autoritetą. Ir sakykim taip, kad titulą rabi, aš galvoju, su kuo sugretinti, ir man toks geriausias sugretinimas būtų kaip su akademiniu laipsniu. Žinot, kaip daktaras, profesorius. Vat jis rodo asmens kvalifikaciją ir kompetenciją. Ir vat, tai būtų toks rabi atitikmo daktaras, teologijos daktaras, teologijos profesorius. Ir tas fariziejus labai norėjo, kad jį kreiptųsi daktarė. Ten daktarė Myša ar koks ten daktarė, profesoriau, patenkinti savo tą tokią savimeilę. Mokytojas tuo tarpu toks praktinis dvasinis vedlys buvo. Jis turėjo tos mokinius, jis juos kasdieną vedė, mokiniai juos sekė. Nuolatos iš jo mokėsi, iš jo gyvenimo, iš jo veiksmų. Tai yra, mokytojas darė mokinius panašius į save. Tai jeigu tokioj mūsų šiandieniniai mokslo toj sandoroj galėtume nurodyti, tai dėstytojas, arba mentorius. Dėstytojas ir profesorius, arba tik dėstytojas, arba tik profesorius. Tėvas turėjo dar tokią ypatingesnę reikšmę to meto žydų kultūrą, ir kai mokinys savo rabį pavadindavo tėvu, na tai jau reiškia, kad jis pripažįsta visišką to mokytojo dvasinę tėvystę, toks aklas paklusnumas, absoliutus autoritetas ir priklausomybė nuo jo mokymo. Kreipiniu į rabį tėvę tarsi buvo teigiama, aš dvasinę prasme egzistuoju tik per tave. Tu esi mano dvasinės prigimties ir tapatybės šaltinis. Ir tai perskaičius gal, o tai kas čia bendro taip su mumis ir taip, žinot, bet aš jums pasakysiu, vakar kažkaip taip, YouTube'ai skrolinau, užtaikiau ant vieno apaštalo, net ne ant vieno, ant poros apaštalų, žodžiu, tai, taip, sėdė apaštalas ant pakylėjimo, eina žmonės, čia charizmatiniam judėjime, minimas Jėzaus vardas, neša dovanas ir sako, tu esi mano dvasinio gyvenimo šaltinis, aš esu visiškai priklausomas nuo tavęs, aš mokausi tik tai iš tavęs, tu esi mano ten versmė ir gelmė. Nepatikėsi, deda dovanas prie kojų, apaštalas sėdi ant kėdutės ir, kaip sakyt, nuolankiai priima dovanas. Tai tas vyksta, brangiai, tas vyksta. Tai tas garbinimas, stabmeldystė dvasinių kažkokių tai lyderių, žmonių, kurios kažkas padaro, tais pasidaro tais lyderiais, jis vyksta ir šiandien. Daugiau, mažiau įvairiose denominacijose, įvairiose klaidžiamoksliuose ir klaidatikiuose. Tai ką Jėzus sako? Jėzus sako, jūs visi esate broliai. Jūs visi esate broliai. Bažnyčioje neturi būti dvasinės kastų sistemos, kur vieni yra didieji dvasiniai daktarai ir profesoriai, o kiti, žvelgiantis iš savo teorinių žinių iš aukšto į
į visą žemesnę klasę, į kitus paprastuosius. Ne, sako, jūs visi esate broliai. Ir sako, nes jūsų vienas yra mokytojas, Kristus. Ir čia mes tai kalbėdami, be abejo, mūsų Viešpats nenurašo tų, kurie tarnauja žodžiu, jis nenurašo manęs, ne, kad šiandien aš stoviu ir dalinuosi. Bet mes esame tik tai tarpininkai, mes pašaukti tik rodyti į Kristų, tik raginti, kviesti jį pažinti, vesti prie jo, bet mes nesame galutinis sąžinės valdovas, ne? Mes nesame galutinė tiesos instancija kaip patys savyje, jo yra Dievo žodis, jo yra šventoji dvasia. Todėl jeigu anuomet rabi buvo tas, kuris pretendavo į jį sekančių pagarbą ir šlovę, mokytojas tas, kuris pretendavo į mokinio sielos ir proto kontrolę, Jėzus pabrėžia, kad nei viena, nei kita nepriklauso žmogui. Nei viena, nei kita. Kristus yra jūsų mokytojas, nes vienas yra jūsų tėvas, kuris yra danguje. Ir aišku, kad Jėzus nedraudžia mums kreiptis į savo tėtį, tėvę, čia kalba ne apie tai. Ir net ir kažkokį dvasinį tėvą, ne apaštalas Paulius sako, jis turi daug tėvų, bet aš esu jūsų tėvas, bet tai skirtingos savokos, kuriuose naudojamas tas žodis. Tačiau Jėzus draudžia, suteikti žmogui tokį dvasinį autoritetą, kuris priklauso tik Dievui. Jėzus siekia apsaugoti mus nuo dvasinės lyderystės, tammeldystės. Ir aš noriu dar atkreipti dėmesį, kai Jėzus kreipiasi į mus ir sako du dalykus, sako, tiek nesivadinkite, tiek nevadinkite, ne? Kad atsakomybė tikėjimo kelionė tenka ir tam mokytojui, kuris stovi ir moko, kaip jis žiūri į save, kaip jis save vertina, bet atsakomybė tenka ir klausytojams. Būtent Jėzus parodo ir klausytojų atsakomybę, nes kaip čia pasižymėjau, fariziejai rašto žinovai nebūtų galėję mėgauti savo puikybę, jei visuomenė nebūtų jų maitinusi savo aplodismentais. Ne? Jeigu jie nebūtų ploję jiems, rabi, daktarė, profesoriau, lenkiamės, garbinam, būtų sugriuvusi šita visa publika, puikybei, tam dvasiniam tokiam elitizmui reikalinga publika. Ir todėl ji priklauso ne tik nuo to, kuris reikalauja savo šlovės, bet ir nuo tų, kurie tą šlovę lengva ranka atiduoda, tiesa. Kurie jau susipainiojo, kas yra tas tikrasis šaltinis, kas yra tikrasis mokytojas, kam visa šlovė, visa padėka, visa gyrius. Todėl Jėzus sako, nesivadinkite. Ir nevadinkite, nutraukite šį žaidimą, nustokite maitinti jų ego, nekurkite stabų. Patys žmonės sukuria stabus, patys judėjimo dalyviai sukuria stabus, išskirdami, pradėdami, sureikšmindami be galo tos savo lyderius. Taigi iš tiesų šitie Jėzaus žodžiai mus ragina, jeigu mes esame tie mokytojai, ganytojai, nesusireikšminti, nes esame tik žmonės. Mes galime suklysti, mes neturime teisės perimti žmonių sielų kontrolės, turime nuolankiai save vertinti. O jeigu mes esame klausytojai, mes turime saugoti savo širdis, kad mes nepradėtume savo vilčių, nesudėtume į žmogų, neperleistume savo atsakomybės už savo dvasinę kelionę, už savo tikėjimą kažkam tai, kas yra mirtingas ir nuodėmingas. Ane? Nes, tai per didelė našta žmogui, kai jis yra labai sudvasinamas, sudievinamas,
ateina laikas ir jis tiesiog krenta. Ir kartais aš kai žiūriu į bažnyčios istoriją, į sujudėjimą, man kartais tokia kažkokia mintis, kur aš galvoju, gal Dievas specialiai leidžia kartais paslysti tiem šulam. Ne tai, kad jis įstumė juos, bet nežinau, jo apvaizda veikia, kad prablaivytų tuos visus sekėjus, kad jie atsibustų ir suprastų, kad jie seka ne žmogumi, kad jie turi sekti Kristumi. Čia tokia sena istorija, mes bažnyčiai, kas jau ilgą laiką esam ją prisimename, bet kai dvasininkas sutiko savo buvusią auklėtinį, kuris po daugelio metų jau įpuolė į nuodėmę, netinkamą elgesį, prarado savo tokią dvasinę kryptį, bet tas auklėtinis sutiko savo dvasininką ir šūktelio apsidžiaugė, sako, aš juk buvau jūsų mokinys. Tačiau tas pamokslininkas atsakė, būtent tai ir yra nelaimė. Tu tapai mano, o ne Kristaus mokiniu. Tai va tas toks gražus įspėjimas mums žvelgti į Kristų. Žvelgti į Kristų, kai klausom pamokslų, sverti, žvelgti į Kristų, suprasti, kad ant scenos irgi lipa nusidėjėliai, silpni žmonės, kovojantis savo kovas, bet Kristus yra mūsų mokytojas. Mes esame visi broliai ir sesės, raginame vienas kitą jį sekti, padedame vienas kitam, studijuojame, kad kažką perduotume, bet visi kartu turime vieną mokytoją, Kristų. Todėl jis sako, kas iš jūsų didžiausias, te būna jums tarnas, ir kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas. Jėzus pristato visai kitą naują lyderystės modelį – didybę per tarnystę. Jėzus kviečia visus lyderius, visus mokytojus, visus tarnautojus tapti didžiais per tarnystę, ne per šlovės, garbės, pripažinimo reikalavimą. Ir labai noriu pabaigai perskaityti su keliom mintim šį Jėzaus, mūsų mokytojo, kvietimą ir į tą kontrastą, kurį mes matome Jėzuje. Sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant manęs savo jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą, nes mano jungas švelnus ir mano našta lengva. Mes matome naštų kontrastą. Tuo metu mokytojai ant žmonių rišo ir kėlė nepakeliamas naštas ir nejudindavo nei piršto, kad padėtų jas panešti. Jėzus sako, mano jungas švelnus ir našta lengva. Ir ne todėl, kad jo našta panaikina moralę ir leidžia mums elgtis bet kaip, bet todėl, kad jo mokymo centre yra meilė, gailestingumas, santykis su žmogum, o ne mechaniškas taisyklių vykdymas. Mokytojo širdies kontrastas. Mes skaitėme, fariziejai pasižymėjo puikybę, norėjo tos garbės pripažinimo. Jėzų mes matome visai kitokį kaip mokytoją. Jo širdai sako, mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. Tas, kuris vienintelis iš tiesų turi teisę reikalauti šlovės ir pripažinimo. Tas vienintelis, kuris gali reikalauti absoliučios pagarbos ir paklusnumo. Dievo sūnus ateina su didžiausiu romumu ir nuolankumu. Ir jis nesiekia pasinaudoti savo mokiniais, kad būtų išaukštintas. Galiausiai rezultato kontrastas. Žmonės sekė tais rabi, fariziejais, tais mokytojais, susiskaldė šventuosius ir tuos
prakeiktus, nežinančius įstatymą, nusidėjėlius. Lyderiai tapo dvasiniai policininkai. Žmonės buvo prislėgti, dvasiškai išsekę. Todėl Jėzus ir atėjo, jis sako, ateikite pas mane, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Kristus atėjo palengvinti mūsų naštas. Ir jis atėjo nešti mūsų naštas kartu su mumis, tiesa. Jis yra tikrasis mokytojas, vedlys, šalia jo mes galime jaustis saugus, nes jis neša naštą kartu su mumis. Jėzus neatėjo pasiūlyti taisyklių, sąrašo. Jis atėjo pasiūlyti save kaip asmenį. Jis atėjo pasiūlyti santykį su savim per jo žodį, per šventąją dvasią, per bažnyčią, per šventųjų bendravimą. Jis atėjo pasiūlyti santykį su savimi. Amen.